Daktaras Aleksas Patakos. Savų minčių kaliniai. Viktoro Franklio principai padėsintys atrasti prasmę gyvenime ir darbe. Ištrauka. Pirmas skyrius. Gyvenimas nėra atsitiktinumas. Žmogus turėtų neklausti, kokia jo gyvenimo prasmė, o veikiau pripažinti, jog šis klausimas jam užduodamas. Trumpai tariant, kiekvieną žmogų klausinėja gyvenimas ir jis gyvenime gali atsakyti tik prisimdamas atsakomybę už savo paties gyvenimą. Atrodo, kad aš Viktorą Franklį pažinojau didžiąją savo gyvenimo dalį. Praėjusio amžiaus 70-ojo dešimtmečio pabaigoje pirmą sykį susidūriau su jo kūryba, perskaitęs klasiką tapusią knygą Žmogus ieško prasmės. Tarnaudamas JAV kariuomenėje baigiau formalią mokymo programą Bruko kariuomenės ligoninėje, dar pavadintoje Brukė kariuomenės medicinos centru. Ir taip tapau socialinio darbo ir psichologijos specialistu. Ši skirtinė mokymosi patirtis ne tik suteikė galimybę dirbti kartu su vienais geriausių psichikos sveikatos priežiūros specialistų, bet ir dar labiau sužadino aistrą studijuoti skirtingas mąstymo tradicijas ir praktikuoti psichiatriją bei psichologiją. Tuo metu mane ypač domino Franklio idėjos, kurios galiausiai tapo neatskiriamos mano asmeninio ir profesinio gyvenimo dalimi. Metams bėgant, turėjau daugybę progų prisitaikyti Franklio mokymus savo paties gyvenime ir darbe. Tiesą sakant, praktiškai patikrinau, kiek pagrįsti ir patikimi jo svarbiausi principai bei metodai, dažnai palygindamas juos su konkuruojančiamis mąstymo tradicijomis tose situacijose, kurias teko išmėginti savo asmeninio atsparumo ribas. Greitai supratau jo filosofijos ir metodo veiksmingumą ir ėmiau taikyti logoterapijos metodą dar gerokai prieš gimstant šios knygos idėjai. Daugybę lemiamų momentų mano gyvenime, įskaitant situacijas darbe, galime pagrįstai laikyti dramatiškais ir sudėtingais. Tokios reikšmingos, lemtingos akimirkos, nors dažnai trukusios daug ilgiau nei akimirksniai, pareikalavo iš naujo perkarti sąžinę, ieškant atsakymų. Prisimenu, kad šiais skirtingais momentais jaučiausi visiškai išmuštas iš vėžių ir netgi sutrikęs. Prieš daug metų iš psichoterapeutų ir bestsellerio Sielos priežiūro autoriaus Tomo Mūro išmokau, jog mūsų siela labiausiai paveikiama tada, kai netenkame pusiausvyros, o ne tada, kai ją išlaikome. Būtent šiomis prasmingomis akimirkomis išmuštas iš pusiausvyros aš imdavau taikyti Franklio filosofiją ir metodą.